Ar žinot, ką turi mokėti kiekvienas vyras virtuvėje? Nežinot, o aš žinau. Jisai turi mokėti atsikirpti va šitą virtinių pakelį. Va, atsikirpti. O daugiau? O ką daugiau? Nu, gal jos kažkaip išvirti? O kaip tos koldūnus virt? Sveiki, su jumis Unboxing LT, šiandieną ant stalo €69, kadangi žmonos nėra namuose, o reikia kažką tai valgyti vakarienį, o čia 2 porcijos, tai galima pasakyti, nu kaip, kad, reiškia, pusę suvalgysiu, pusę žmonai paliksiu, kai jinai grįš, na ir bus viskas labai puiku. Reiškia, galima padaryti tokį surprizą, realiai €69, nusiperkat va tokį Chef Select tortelloni ricotta and špinačiai biurom. Ir skaitau aš jums žodžius. Gerai. Žiūrėt, paskaitysim lietuviškai tikrai bus geriau parašyti ir visi suprasim, ką aš skaitau lietuviškai. Tai čia yra tortelloni, švieži vidinukai su 24% špinatų ir rikoto sūrio įdaru. Pasteurizuotas produktas, reiškia, nėra jokių bakterijų ir taip toliau. Na, spaudžiat pauzę, skaitot patys, kas čia vienu žodžiu yra parašyta. 100 gramų, kiek čia pas mus kalorijų? 212 kalorijų. 100 gramų, aha, tai čia porcija, reiškia, apie 400 bus. 400 kalorijų porcija, kaip nešėra 400 gramų. Aš turbūt gerai paskaičiavau. Kas yra įdomiausia, kad reiškia puodę galima virti 3 minutės, o mikrobangų krosnelėje 700 W irgi 3 minutės. Bet dabar pagal instrukciją parašyta taip, kad virtinukus dėti 2 litrus verdančius pusvalandės ir virti 3 minutės, o mikrobangų krosnelėje sudėti virtinukus į dubenėlį, apšlakstyti 2 valgomais išaukštais vandens ir uždengę šildyti 700 W kaitroje. Aš mikrobanginės neturiu ir mes maisto mikrobanginiai niekados negaminom ir negaminsim, kadangi jisai neskanus. Pas mane darbe mikrobanginiai yra, tai iš principo, jeigu jūs darbe neturite ką valgyti, tai galima nusipirkti va šitą tokį daiktą ir pasidaryti mikrobanginį. Įsivaizduojat, nieko virti nereikia. 1-2 įsimeta ir taip toliau. O mes viską virsime puodę. Nes mikrobanginiai maistas ne tai, kad galima kalbėti apie tai, kad ten yra nesveika, ar dar kažkas tokio mikrobangos, dar kažkokios nesąmonės. Ne tai, kad nesveika. Tiesiog maistas man pagamintas mikrobanginiai yra neskanus. Todėl šituos virtinukus aš tiesiog dabar eisiu ir virsiu puodę. Na, štai vanduo jau verda ir belieka dabar tik tai mūsų virtinukus į šitą verdantį vandenį sudėti ir virti 3 minutės pagal instrukciją. Taip pat instrukcijoje rašoma, kad į šitą vandenį reikia įdėti iš pradžių druskos. Tai yra, vanduo turi būti surus, bet aš druskos niekada nededu į nieką virdamas, kadangi druskos galima įsidėti paskui jau šitam produktui išvirus. Todėl aš nededu, todėl kad aš tiesiog nemėgstu sūriai ir druskos, naudoju pakankamai mažai. Kągi, su viską supylėm, vanduo daugiau nebeverda, pabandysim pamaišyti, o dabar aš aišku nepasiruošiau su kuo maišyti. O, na va. Pasimsiu va tokį samtį, pamaišysiu juos, kad jie nesuliptų. Užfiksuosim laiką kiek užfiksuosim, kaip ir parašyta 3 minutės, tai dar kol kas aišku, jie dar, kaip matot, jau iškilo kaip ir va, fiksuojam laiką, laikas va tiek dabar 17:16. Nu ką, tai išvirs už 3 minučių, žiūrėsim kas gausis. Na, štai viskas konkuliuoja, virtinukai iškilo, va, 3 minutės praėjo, dabar 17:19 ant mano laikrodžio, tai aš dabar netgi nežinau, iš principo gali būti, kad jie jau kaip ir išvirė, tai, na ką, bandom juos tada nukelsim, išpilsim šitą visą vandenį ir jau viską dėsiu ant stalo ir ragausiu, aišku, ragausiu be grietinės ir be jokių pridėtinių ten tų dalykų, tam, kad iš tikrųjų sužinoti, koks yra šitų virtinukų skonis ir ar juos rekomenduoti jums pirkti ar nerekomenduoti.
Na ką, patys matėt, virimo procesas ir gaminimo procesas šito patiekalo buvo žiauriai ilgas. Na, žiauriai ilgas, nes 3 minutės viską fiksavom su laikrodžiu. Dabar mano laikrodis rodo 17:22, turbūt matot, taip, 17:22. Na va, per kiek laiko aš pasiruošiau. Pradėjau 17:16, 17:22, aš jau sėdžiu, va ir patiekalas yra jau pagamintas. Aš nežinau, ar jis yra pagamintas, iš tikrųjų mes jį virėm labai mažai 3 minutės, tačiau iš karto va dabar paragausiu ir pasakysiu, ar jis iš viso, gal jis neišvirė. Na, ašgi laikiausi rekomendacijų, bet nedėjau druskos. Gal reikėjo įdėti druskos, gal dar būtų viskas tvarkoj. Gerai, ragauju. Išvirė. Žinokit, išvirė. Na ką, dabar atkasiu tik tai pusę. Kad jūs pamatytumėt viduje tuos špinatus. Špinatus ir ten tą sūrio įdaras, taip, priko, nebepamenu kas. Vienu žodžiu, špinatus. Dabar jau pasakysiu. Skoninis geras. Padažo tikrai reikia. Dėsiu grietinėse, dar pomidoriukų, kažkokių svoguniukų pasipjaustysiu, agurkėlių, bus skanu. Ne tik, kad bus skanu. Ir taip yra skanu, va dabar va valgant. Tikrai skanu. Labai skaniai man valgosi. Paimsim, va, parodysiu, kaip jie atrodo. Va, parodysiu vidų, kad jūs pamatytumėt, kiek yra to įdaro šitame virtinukė. Koldūnė, kaip mes sakom. Va. Gerai. Kaina aukštoka, man rodos. Nors, žinokit, skanu, viskas tvarkoj. Pasigaminti maistą galima labai greitai, nėra sudėtinga. Ir aš nežinau. Aš, žinokit, dar kartą pirksiu šitą patiekalą Lidl parduotuviai. Taip kad, na, realiai, neturiu prie ko prikipti. 5 žodžiais iš 5 ir šitą patiekalą arba šitą prekę, tiksliau šitą prekę pirkti Lidl parduotuvėje aš rekomenduoju. Tikrai labai skanu.